jūs jaučiatės šį rytą? Šį rytą jaučiuosi atsišviežinęs, atsigavinęs ir užsipustinęs dienai. Kur jūs buvote, papasakoti? Buvau Žaliųjų ežerų, maudėmės ryte kompanija. Klausimas koks būtų? Ar nešalta buvo šį rytą? Klausimas, atsakymas, šį rytą visiškai nešalta. Jau čia kelintas rytas? Tai yra maždaug gal koks 10 rytas. Žiūrint, nuo ko skaičiuosite. Nuo pradžios. O kas yra pradžia? Kaip pirmą kartą sugalvojote, kad rytais reikia važiuoti, maudytis būtent į ežerą. Brangi Ieva. Taip, brangus Martynai. Gerbiama Ieva. Ponas. Nežinau, ar ežeras skaityti kaip pradžią, ar jūra skaityti kaip pradžią. Tai nuo jūros prasidėjo. Viskas prasidėjo nuo jūros, iš tikrųjų, nuo Viduržemio jūros. Fantastika. Mažas miestelis Garat, netoli Barcelonos. 8:30 du bičiukai eina maudytis kas rytą. Tai čia tas prasidėjo kada? Prasidėjo tas prieš kokį jau mėnesiuką gal. Ne, prieš 3 savaitės. Bet be pigų maudytis Viduržemio jūroje, kur saulė šviečia, jūra šilta, labai pigų nėra. Nėra labai pigų, bet pakenčiam. Žodžiu, Vilniui pigiau. Vilniui pigiau, bet Palangoje tikrai brangiau. Gerai, grįžote į Lietuvą po kelionės ir galvoju, kągi čia daryt, kaip čionais anksti atsikelti. Galvoju, vasarą, Lietuva, Vilniuje, daug ežerų, gražių aplinkui. Reikia juos visus patirti, tos ežerus, savo kailių. Kiek jų išbandėt? Išbandžiau kokius 7 skirtingus ežerus per 7 pastarąsias dienas. Ir kokie vertinimai? Žvaigždutė? Žaliai ežerai numeris 1, švariausias vanduo, gražiausias vaizdas. Kairėnų ežeras / Sodželka, minkščiausias vanduo, labai malonus maudymasis. Numeris 3, Pilaitė, Gilužė? Turbūt. Ir dar vienas, 2 ežerai. Salotės. Salotės, teisingai. Yra labai arti centro. Bum ir vietoj. Neįtikėtinai greitai. Todėl yra patogu. Tokie būtų mano vertinimai apie Vilniaus ežerus. Ar turi kompanijos, kas su tavim? Taip, turiu. Štai mano yra pats geriausias kompanionas, ištikimiausias, daugiausiai kartų su manim važiavęs Gediminas Mačiulskis, dar kitaip žinomas kaip didis meistras Afrikos būgnų guru, ritmo karalius. Ritmo guru, sakykit, ką jums duoda šitos rytinės maudynės? Na, aš paantrinsiu savo kolegai Martynui, tai yra visų pirma žalia ežera, tai yra vaizdas, tai yra ežeras, tai yra grynas oras ir, aišku, geras užsipustinimas iš pat ryto. Visai visiškai kitokia dienos pradžia. Martynai, dar liko neišbandytų ežerų? Taip, liko dar neišbandytų ežerų. Nemenčinės kelyje yra labai daug ežerų, nors jie yra anksčiau visi išbandyti vienaip ar kitaip, bet tas Gėlio, ežeras prie Nemenčinės, manau, yra kitos dienos taikinys. Ir dar vienas yra, kur kažkas parašė komentaruose po beprotiško populiarumo susilaukusios nuotraukos Facebook'e. Ritmo guru kojų. Tas ežeras yra
40 km už Vilniaus. Bet ten gražu. Tai ten gražu, ten reikės būtinai irgi nuvažiuoti. Ir šitoj istorijoje mes dar pamatėm, kad Facebook'e nebūtina dėti selfie, kad sulauktum 100 laikų. Jo, galima aukštielnikas kojas dėti. Na ir pabaigai palinkėjimą ar padrasinimą visiems, kurie arba miego tokiu metu, arba nedrįsta įšokti į ežerą vietoj dušo. Visiems rekomenduoju dieną pradėti nuo mažo ritualo. Maži ritualai, dideli darbai. Sekantis ritualas bus mažas kavos espreso puodelis kavinėje Tystvė. Ir kruasanas. Ir kruasanas be jokios abejonės, be menkiausios abejonės. Neturiu ką pridurti. Dabar titrai. Tan, 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 tan. Jau, Martynas.